Ką? Kodėl taip anksti vlogas? Todėl, kad taip reikia. Žiūrėkit. Labas. Labas. Tai va, šiandien sugalvojau parodyti jums dar vieną video iš interneto, kuris Facebook'e labiau išpopuliarėjo, bet šitas video yra biškai senas. Tai čia paprastas video apie mergaitę ir kaip jinai moko žmonės darytis, karočiui, teptis kremą ant rankų. Atsukau kremą. Štai čia truputuką ir ant kitos truputuką. Nu va, nieko ypatingo, maža mergaitė atsuko kremą ir čia truputuką uždėjot kremą. Užsuksiu. Taip, dabar aš turiu ištrinti šį kremą. Man labai įdomu, ką jin dabar darys. Gal dar kažką papasakos, gal kažką paprikolins, gal nežinau, ką dar gali padaryti. Žiūrėkit pats. Nuo savo rankų turiu ištrinti šį kremą. Taip, ačiū, kad žiūrėjote. Ką? Viskas? Tikriausiai jums labai patiko. Šį kaip patepiau. Kas per chuйня? Atsuko kremą, čia truputuką, ištrinė kremą. Ačiū, kad žiūrėjote. Tikriausiai jums labai patiko. Žinot, manau, aš irgi pradėsiu tokius video kurti. Sveiki. Turiu telefoną. Pasiemu telefoną. Uždedu ant jo dėkliuką. O taip, taip. Dabar. Taip. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Tikriausiai jums labai patiko. Surinksiu milijardus laikų. Ir būsiu labai talentingas žmogus, kuris moka uždėti dėkliuką ant telefono. Taip, kad ačiū, kad žiūrėjote. Tikriausiai jums labai patiko. Jo. Ne, bet rimtai, aš biškai nesuprantu. Kame prikolas, jinai užtepė kremą ir viskas? Ką žinau. Bet palaukit, čia yra pratęsimas. Jo. Ir dabar einam prie trečio punkto. O, shit. Yra trečias punktas. Sorry. Gerai, aš kaltas, jo. Rodysiu savo rankas, kaip jos išryškins mano rankas. Va, kas turėjo net būti. Jinai turi parodinti, kaip išryškėjo jos rankos. Aš tai nesitikėjau, bet vis tiek, jinai sugalvojo trečią punktą. Aš net pirmą šiaip negirdėjau, bet apšė. Ar matote, jos dabar patobulėjo? Jos tokios pabaltėjo. Jau juoktis, ne? Jos tikrai labai man, jūs gal nematote per šitą kamerą, bet jeigu jūs norite išbandyti, pirkite būtinai tokį patį kremą. Ir čia labai yra įdomu. Labai įdomu, negaliu. Taip įdomu. Labai svarbu, jūsų rankas gydo. Aišku, kad svarbu. Labai sveika šitas kremas rankomis. Aišku, gydo, karočiui vakar susilaužiu ranką, patepiau kremų, šiandien išgyja. Tai ką? Ačiū, kad žiūrėjote. Ir tiesiog ate. Ačiū, kad žiūrėjote ir tiesiog ate. Taip turi baigtis tobulas video apie pamakėlę, kaip pasitepti rankų kremu. Manau, kad tokie video yra tobuli. Ir tuos video, kai darai tą video, tu turi būtinai pasirašyti didelį scenarijų, tokį gerą, kad visi tiesiog laikų pripystų, kad nieks, suprantat, nemoka šitoj planetoj žemėj, pasitepti kremų, suprantate? Reikia sukurti ir įdėti į YouTube tokią pamoką. Ir be tokios pamokos mes mirsim visi ir nemokėsim užsitepti kremų. Ir jinai turbūt vienintelė ir pirma mokytoja pasaulyje, kuri išmokė mus užsitepti rankų kremų. Taip kad nieko tokio, kad pas jie yra daug dislaikų, mažai laikų.
mes turime gerbti. To, kad be jos pagalbos, sakau, mes nebūtume sužinoję, kaip užsitepti rankas rankų kremu. Tai va, manau, kad baigsis šitas video šitaip. Ir nežinau, viskas jo. Ir labai čia linksma. Jeigu norite, siųskit man video, ten linkus dėkit. Aš būtinai pažiūrėsiu, išsirinksiu geriausius ir kelsiu YouTube vlogą savo. Ir nerašykit komentarų, pakalbėk apie Šalčiūtę, nes aš neturiu apie ką kalbėti. Nes jau Rėksnys apie gerai pakalbėjo ir buvo zaibys. Taip, kad ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvau aš, jo, žinote, kas aš, tikriausiai. Nežinote, tai paskaitykit ten, kur mano kanalas yra, jo. Ir viso gero, ačiū, kad žiūrėjote, jums labai patiko šitas video, aš žinau. Nepagailėkit supisto laiko, nepagailėkit komentaro, subscribe ir davai, до свидания. Давай. Ого, блядь, какие жмонись. Пиздец.